Hebrytė. Žinokit, man darosi jau visai nebejuokinga, kai pastebiu socialiniai erdvėjai, socmedijos erdvėjai besiblaškančius žmonės, kurie kalba apie dvasingumą, bet realiai daro tokį, netgi net neįsivaizduoju kaip įvardinti, nuodijimą žmonių. Kaip čia dabar nutiko? Man atrodo, pagrindinė problema iš tikrųjų yra tame, kad demokratijos dėka visi turi teisę, arba pajuto turintys teisę turėti nuomonę. Ir tą nuomonę išsakyti. Žodžio laisvė, kaip žinote. Galim sakyti, ką norima, kaip norim, nes dabar visi tą nuomonę turi ir tą nuomonę savo dėsto visaip. Ir tas visas nuomonės dėstymas pasidarė labai žalingas. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, kad nuomonės arba bendravimo, susikalbėjimo, kalbos įrankis yra naudojamas, kad įvyktų susikalbėjimas. Kad žmonės pradės vienas kitą suprasti, apie ką eina kalba. Ir tą pačią kalbą galima naudoti tam, kad jaukti suvokimą. Arba, pavyzdžiui, noriu subalamutinti kažkokią tai žmonių grupę, kad jie būtų pasimetę ir nesigaudytų. Tada aš pradedu sakyti savo nuomonę, žinodamas, kaip jinai paveiks tuos žmonės. Ir tada tas visas dalykas irgi skaitosi kaip ir nuomonės išreiškimas, bet iš tikrųjų jis yra labai kenksmingas ir neturėtų būti toleruotinas. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, kad judėjimas su automobiliais yra teisė. Visi gali judėti kas kur kaip nori, tačiau jie turi judėti keliais. Taip. Ir staiga kažkas tai grįžęs iš Anglijos, arba iš Japonijos, arba iš Australijos, arba iš Indijos, nusprendžia, kad pagal jo nuomonę tose šalise judėjimas buvo teisingesnis negu tas, kuris ir Lietuvoje, ir tas žmogus nusprendžia parodyti Lietuvai teisingą būdą vairuoti automobilį. Ir pradeda vairuoti taip kaip ten, Japonijoje, Anglijoje, Australijoje. Lietuviškai sakant, pradėti važiuoti prieš eismą. Ir tada, aišku, toks žmogus būna sustabdomas, jam ten skiriamos baudos, o jisai sako, čia mano tokia nuomonė, aš turiu teisę. Ne, neturi teisės. Kelių eismo taisyklės tam tikras dalykas sako, o kalbėjimo taisyklės yra tik tais etika ir kultūra grindžiamos. Dar ten vien kitą nubaudžia, kuris ten jau visiškai neadekvačiai pliuralizmų užsiminėja, bet didžioji dauguma labai gražiai užsimaskuoja po visokiausiais žodelyčiais kaip galimai, arba man pasirodė, arba aš turiu tokią nuomonę, kuri galbūt ir klaidinga, tik te paskai, kuri galbūt yra klaidinga ir viskas. O toliau pilitas paplovas ant tam tikrų visokių žmonių ir jauties visiškai nebaudžiamas. Ir tas dalykas ir yra pats baisiausias, kad žmonės nebesigaudo, kas yra kas. Ir Sokratas, jisai buvo vienas iš tų žmonių, kuris buvo tikras, kad demokratija nėra teisingas šalies valdymo modelis. Todėl, jeigu, sakykime, įsivaizduokite, yra labai daug aktyvių politiškai narkomanų, kurie vartoja narkotikus. Ir jie tą visą narkotikų vartojimo liūną įtraukia labai daug žmonių. Ir vieną dieną ateina rinkimai ir aišku, kaip jūs galvojat, narkomanai už ką balsuos? Už tuos, kurie legalizuos visokiausius narkotikus, netgi privers valstybę mokėti už tuos visus narkotikus ir tada jūs turite visišką, absoliutų bardaką šalyje, nes viskas bus valdoma narkomanų. Iš tikrųjų, realiai, tai tikiuosi labai nenutiks toks variantas, bet jis galimas, jeigu remtis demokratiškais rinkimais.
Jeigu dauguma yra teisi, netgi kai jinai klysta, nežiūrint į tikrai teisybę, nežiūrint į tikrai tiesą, į vertybės, bet į daugumą, tada mes galime pradėti labai stipriai šlubuoti. Ir visi psichologai, kurie gaudosi masės aktualiuose ir yra statistikos, ką žmonės žiūri, ką jie mėgsta, kokios jiems ten laisvalaikio formos labiausiai primtinos. Ir pagal tai suformuoja tą visą toksišką brudą, kurį paskui pilia į eterį. Ir tada tu turi labai didelį majos rūką. Ir labai liūdna, kad visi tie žmonės labai stipriai dabar pradėjo bombarduoti dvasiškus žmonės. Dvasiški žmonės, tai jie pasižymi tokiu vienu labai ypatingu bruožu. Jie yra tikintys. Jie tiesiog tikėtojai. Jiems patinka tikėti. Jiems nereikia įrodymų, jiems viskas yra energija, viskas yra vaibas, viskas ateina iš kažkur, tai kažkaip tai. Jiems nereikia jokių gyvų įrodymų ir jie tiesiog patikė. Ir kai jie yra bombarduojami tais visais dalykais, tada mes turime labai tokį nemažą publiką, kur yra papuolanti į visą šitą siurrealistinį džiazą. Ir tada jie vaikšto ir šneka, ir kalba, ir gyvena, ir jaučiasi. Ir staiga tas visas dvasinis, emocinis, toksiškas vėžys jis pradeda plisti. Ir dar labiau nuodyti visuomenės sąmonę. Pagrindinis dalykas, galbūt ką reikėtų suprasti, kas yra dvasingumas ir kas nėra dvasingumas. Tai dvasingumas nėra inkvizicija. Dvasingumas nėra apie aš turiu teisę kažką užpulti ir dominuoti ir nužeminti ir sužaloti. Dvasingumas yra apie suvokimą. Ir netgi vėl tą pačią žodžio laisvę arba demokratiją. Bet reikia suvokti, kas yra tos vertybės ir ar tam tikri emociniai, filosofiniai fejerverkai padeda suvienyti visuomenę, kad jinai galėtų dirbti ir bendradarbiauti, ar tai skaldo ir daro žmonės paranojiškus, nepasitikinčiais niekuo, visko bijančiais, visus įtarinėjančiais. Ir išgyvenančiais didžiulį nerimą, kurį paskui jie bando ten visokiausiais būdais ir kartais netgi ir nelegaliais nuraminti tą viduje esantį nerimą. Ir tada mes papuolame į tokį kosminį majos rūką, kuriame nebeaišku nei kas, nei kur, nei kaip, nei ką. Ir šiaip ar taip, tai mes turime porą pasirinkimų. Vienas pasirinkimas yra ignoruoti ir leisti tam visam jovalui tiek suviešėti, kol nebebus įmanoma ignoruoti. Ir tada atkreipti dėmesį arba galų gale pradėti domėtis nesmurtinė komunikacija, emociniu intelektu. Ir kai jums žmonės kažką tai sako, užduoti savo klausimą, o ką aš jaučiu. Ir jeigu jūs jaučiate nieko, tai galbūt jūs esate tiesiog savyje atjungę visus sensorius, kurie jūs turėtų įspėti apie tokius žmonės, kurie turėtų jums jau pasakyti, kad tas žmogus jau peržengė visas ribas, bet jūs jau nuo vaikystės esate dresuruoti, nejausti, ką jūs jaučiate, jūsų poreikiai buvo nužeminti, nuvertinti, dėl to staiga tie visi signalai, kurie jumise turėtų jau ten bliksėti kaip pavojus, jie tiesiog neveikia. Tai tiesiog parodo kopriklausomybės jūsų tą visą išsiviešėjimą, kad jūs tiesiog priorituojat kitus žmonės, o save esate visiškai nuneigęs. Ir tada tie kiti žmonės daro jums įtaką, jūs norite jiems įtikti, nes jums atrodo, kad tai yra labai teisinga, vertinga ir naudinga ir dar labiau savęs išsižadate. Nes sveikas žmogus iš karto jisai pajustų, kad ne, šitas ką čia stumia, čia nieko gero. Ir aš negaliu nieko daugiau padaryti, išskyrus tai, kad papasakoti jums apie tai, kad egzistuoja visa tai. Ir kad vienintelis būdas kažką tai su to daryti, galų gale pradėti domėtis
savo vidiniu pasauliu ir savo sensoriais, kad jūs galėtumėt pajausti tokius žmonės ir nebūti bent jau maitintojais, dėmesio maitintojais ir visokiais kitokiais. Tam reikia jūsų visų pabudimo. Reikia suprasti, kad tie žmonės, jie minta kitų žmonių energiją, kitų žmonių dėmesio ir palaikymų. Ir kuo daugiau komentuojate po jų postais, kuo daugiau juos sekate, tuo labiau jie darosi didesni dopamino narikai ir tik dar labiau ten bujoja. Ir visas tas fonas už nugaros, kuris atrodo kaip grotas, yra pasirinktas ne šiaip sau. Įsivaizduokite, kad Žemės planeta yra vienas didžiulis kalėjimas, į kurį mes papuolame už kažkokius tai blogus darbus, kuriuos mes padarėme kažkada kažkokiuose kitose išmatavimuose. Ir va čia mes sėdime. Ir kol mes čia sėdime, mes galvojame, reikia kažką tai susigalvoti, ką veikti. Kaip tą laiką prastumti, kad būtų faina, kad būtų prikolna. Ir va tada mes prisigalvojom visokiausių dalykų. Ir vienas iš tokių dalykų yra žaisti su kitais žmonėmis, vietoj to, kad susitvarkyti su savo visokiausiais bagais, tarakonais galvose ir išmokti būti žmogumi. Prabūti šitoje planetoje adekvačiai, atjaučiant kitus žmonės, suprantant kitus žmonės, bet mes negalėsime jų atjausti ir suprasti, jeigu mes ignoruosime savo pačių jausmus. Vienam podcast'e labai gražiai buvo pasakyta, jeigu žmogus sako, ruošiasi lipti į kažkokį tai Everesto kalną arba dar kažkur tai, dažniausiai mes tikimės, kad jisai turi jau pasirūpinęs alpinistinę įrangą, virvėmis, miegmaišiais, deguonies balionais ir visokiais kitokiais dalykais. Bet jeigu stovi, supranti, basas, nuogas prieš tave ir sako, lipsiu Everestą, tu žiūri, galvojas, kad ne, žmogau, tau tikrai nepavyks, tu esi nepasiruošęs. Tai tas pats dalykas, Everestas yra gyvenimas. Ir mes, kad į jį lipti, turim suprasti, kas mes esame, kaip mes funkcionuojame, kokios mūsų funkcijos yra atjungtos, kurioje vietoje mes esame akli ir kurti, kad galėtumėm vėl įjungti visą tai ir galų gale pradėti adekvačiai jausti. Bažnyčia pasistengia, kad mes būtumėm kuo labiau tokie paklusnus ir jaustumėmės visą laiką kalti. Kaltės jausmas labai stipriai užgrautas ant mūsų bažnyčios dėka. To reikėjo bajorams, visiems tiems turtingams, kurie iš jų niekas nepaisė 10 Dievo įsakymų. 10 Dievo įsakymų buvo nuleisti ant baudžiauninkų galvų, kad jie turėtų būti tokie nevagiantis, nesakantis netiesos, negeidžiantis kitų turto ir visą kitką. O bajorai visi kiti turtingiai, jie tiesiog tenais tą dalyką darė, netgi indulgenciją išsipirkdavo, kad galėtų kitą miestą išskersti ir už tai nepapulti į pragarą. Tai visi turtingi žmonės tą dalyką darė ir supratai, kad religija ir dvasingi tie dalykai visą laiką buvo išnaudojami, ne tik tais dabar. Bet tai nereiškia, kad dvasingos praktikos yra kažkoks tai blogis. Tiesiog tai geras įrankis blogo meistro rankose. Jis daro blogus dalykus ir tie žmonės mėgsta manipuliuoti. Jie nešneka apie savo kažkokį tai ten pakeitimą požiūrio, jie šneka apie panikos kėlimą. Kad kai ta panika būtų sukelta, jie gali jau pradėti su tais žmonėmis dirbti kaip su šilta vilna. Bet jiems reikia, kad žmonės atsirinktų tie, kurie tiki be įrodymų, kurie neturi jokių informacinių žinių, kad pasverti, ką jie girdi, kad suprasti, kaip jie jaučiasi vis tai girdėti, kad suprasti, ko siekia tas žmogus, kuris visą tai jam sako. Ir tada nutinka tas lietuviškas pasakymas, kad durna ir bažnyčiai muša. Tad labai visus jūs kviečiu nebūti tais durnais, kurios bažnyčioje muša. Nusipirkite knygų, paskaitykite apie emocinį intelektą. Visas YouTube'as užgriozdintas tais dalykais. Apie emocinį intelektą, apie nesmurtinę komunikaciją, kai jūs galėtumėt suprasti, kas yra šakalai, kurie čia bando jumis manipuliuoti, o kas ne.
Taip jūs išmoksite ne tik tais būti atsparus visiems telefoniniams sukčiams, bet ir visai informacijai, kuri pilasi iš interneto ir visų kitų ten socmedijų, kad taptumėte atsparus. Ir taip galėtumėte pasirūpinti ne tik tais savo asmeniniu ramiu miegu, bet ir artimųjų. Ir tai yra labai svarbu, mes esame čiagi vieni dėl kitų. Tad kviečiu domėtis savimi, suprasti, kokius įrankius savyje turime, o kuriuos mes ignoruojame. Taip atverdami duris visokiausiams tenais Trojos arkliams, kurie jau kai įsisuka, tada patikėkit. Nei teisėsauga jūsų neišgelbės, nei kiti ten šventieji, nei mišios užsakytos. Ir jūs būsite tie, kurios bažnyčioje muša dėl to, kad jūs per savo aplaidumą būsite tie, kurie nesidomite tais dalykais. O Dieve. Niekada neįsivaizdavau, kad nors tokį video rašinės, kuris man atrodo ant tiek banalus ir savaime suprantamas, bet kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad kai kurie žmonės nesupranta, kad meditacija tai yra kaip jūsų asmeninis dantų valymas. Meditacija yra vidinio monologo nebuvimas. Niekas kitas negali jums sukurti meditacijos išskyrus jūs pačius. Taip, kažkas gali jūs vesti balsu, kažkas tai gali sukurti muziką, sukurti praktiką, kurią darydami jūs papuolate į meditacinę būseną. Bet visą darbą darysite jūs. Ir jeigu jūs nedarysite nieko, niekas negali jums padėti. Todėl dvasinis kelias yra kiekvieno žmogaus labai individualus ir asmeninis kelias. Būna žmonės pasako, 10 metų dvasiniu keliu. Tai jo, galima kambarį eiti ratu ir praeiti 10 metų ratu tam pačiam kambarį ir neišeiti iš to kambario. Ir didelis čia bus pasiekimas. Ėjimas dvasingų kelių yra supratimas savęs, savo traumų ir paskui adekvatus elgesys. Ir aišku, adekvati reakcija į visokiausius ten narcizės, maniakus, psichopatus ir visus kitus žmonius. Nes kažkokių pykčių ir neapykant, bet apėjimu, kaip aplinkui šūdą. Einate, pamatote šunšūdą ant tako, jūs neprivalote įlipti ir patrinti savo padą. Jūs tiesiog peržengėte ir nueinate. Ir tai nutinka vien dėl to, kad jūs sugebėte atpažinti, kas yra tai. Gamta, jo, lietus ten palys, visas tas šaišsivaikščios. Po gamtą viskas yra okei, bet jūs neprivalote su dvokiečiais batais pareiti namo. Arba ten į automobilį lipti ir ant pedalų pradėti tepti viso to reikalą. Saugokite save, mylėkite, tausuokite save. Gal jau laikas. Prabaudžiavom jau daug metų cariniai Rusijai, tada okupantai, komunistai mumis tenais visaip trėmė, vežė, aiškino, kad mes būtumėm visiškai įsižadėję savęs. Gal jau užtenka, esame jau išėję į tą laisvę, gal galų gale pradėkime suprasti, kad laisvė yra ne vien tik tai kažkoks tai įstatyminis dalykas, tai yra ir būsena, laisvė nuo bullshito, kuri mums čia siūlo visi į kairį ir dešinę. Tad būkite atsakingi už tai, ką kraunatės į savo smegenis. Nuoširdžiai. Padariau šitą video, dabar galiu eiti ramiai miegoti, žinodamas, kad padariau bent tai, kas nuo manęs priklauso. O toliau jūsų pasirinkimas. Gauti per stogą bažnyčiai ar galų gale pradėti savim rūpintis ir nebegauti per stogą. Tai tiek. Ate.